Justinai, Inga, Marijau, mili žiūrovai, pasitikite vienintelį ne žmogų, o daiktą, kuris pakliuvo į Lietuvos talentų superfinalą. Padarom triukšmą Pompikiai! Jo, Pompikė sutarė, kad jinai tikrai sugrįž su viena sąlyga, jeigu Pompikės įėjimas bus pompastiškas. Aš tikiuosi laiminga už tai ir visas šitas mano pasirodymas ne apie mane tikrai ir bus. Viskas bus apie Pompikės talentus. Ir aš iš karto atbėgsiu arčiau jūsų, jeigu galima, atsargiai. Ir atsimet, sveiki. Praeitą kartą, kai Pompikė buvo, jinai parodė, kad su kortom puikiai moka elgtis. Ir mes su tuo labai greitai dabar apšilsime. Inga, gal pradėsime su jumis, okei? Pompikė atsinešė 2 spalvų kortų kalades. Tai yra raudona ir mėlyna. Aišku, jei bus raudonos, jums bus mėlynos. Ir Inga, pradžiai parodau, kad kortos yra visos skirtingos, jums dabar reikės pasiimti jas ir išsirinkti savo vieną kortą. Bet Inga, sutarkim taip, tai būna tai skaičių korta. Gerai, ne dama, ne bartukas ir ne karalius, nes paskui truputį skaičiuosim. Taip, kad nieks nematytų, išsirinkit vieną kortą ir padėkit ją čia. Per tą laiką Pompikė jūs prižiūrės ir žiūrės jums visą laiką į akis. Jo, čia padėkit, okei? Puikiai. Pompikės čia akise jau ką. Gerai. Dabar žiūrėkit, Pompikė jungia visus savo ekstrasensinius sugebėjimus. Jinai dabar va taip truputį paskraidys virš šitų savo raudonų kortų. Inga, ką jums reikėtų padaryti? Mintise suskaičiuokite tokį skaičių, kokia buvo karta. Pavyzdžiui, 1, 5, tai lėtai iki 5. Gerai? Aš va taip pamusikuosiu su ją. Čia kažkur tai. Žiūrėkit, aš labai atsargiai patrauksiu, padėsiu vieną kortą, ant kurios, man atrodo, Pompikė ir sustoja. Dabar Inga, kitas padėsiu čia nais. Jūs galėjote išsirinkti absoliučiai bet kurią kortą. Taip, teisingai. Galim pažiūrėti, ką pasirinkot. Aš tiesą padėsiu taip, kad Pompikė prižiūrėtų. Labai atsargiai parodysiu visiems. Tai yra būgnų 9. Jūs galėjote bet kurią pasirinkti. Žiūrėkit, jeigu Pompikė sustoja ties tas pačią kortą, manau, jūs būsit užmesgę labai fainą ryšį kartu. Pasižiūrim. Pasiruošę. Būgnų 9. Okay, bet žiūrėkit, Pompikės talentas nėra atspėti kortą. Ne, Pompikės pirmasis talentas yra pasitikėjimas savimi. Pompikė taip tikėjo, kad jūs pasirinksit būtent būgnų 9, dėl to jinai atsinešė tik tai vieną kortą. Visos šitos kortos, žiūrėkit, čia net ne kortos, aš va taip atsargiai parodysiu, čia yra tiesiog balti lapeliai, štai tokie, jokios kitos kortos, no, iš viso nėra. Va čia yra talentas, bum, Pompikė dar kartelį. Jo, Mariau, paimkit pats, pasižiūrėkit, jo, drąsiai, Justinai, va, pasižiūrėkit. Okay. Tai čia toksai apšilimas pradžiai ir žiūrėkit, Pompikė, aišku, atėjo pasiruošus, jinai nori iš karto jums visiems po parašą. Tai čia vienam, čia kitam ir čia yra trečiam. Justinai, čia yra jums, Inga, čia jums. Ta galit gražinti, nebereikės. Viskas, tai Pompikė taip apšilo, o dabar, žinot, kaip būna augintinis su savo šeimininku labai supanašėja. Va tai matai, šunį žiūri, šeimininkas toks pat. Tai mes su Pompikė lygiai taip pat. Aš turėjau hobį muziką, Pompikė dabar lygiai taip pat. Ir dabar jūs visi turėsite vieną užduotį. Justinai, imkit va, visi po vieną lapą, Inga, Marijau. Ir ką jums dabar reikės padaryti, čia irgi po vieną markerį, lapas, markeris, jums dabar reikėtų sugalvoti, klausykite įdėmiai, kokią nors dainą. Ir kai sugalvosit, tiesiog turėkit galvoj, okay? Kol kas niekam nesakykit. Ir yra, sutarkim taip, 3 kriterijai. Visų pirma, kad tai būtų faina daina, gerai? Vat jums kažkokia faina. Pirmas kriterijus, ta daina tegu būna ne Ingos ir ne Marijaus kurta, kad nebūtų šališkumų kažkokių, gerai? Antras kriterijus, padarom taip, ta daina turėtų būti gerai žinoma, kad tikrai daug žmonių žinotų. Tai ne kokia Islandijos pankroko grupės 90-mečio 5 gabalas. Ne, kažką normaliai. Bohemian Rhapsody, Švieskit man vėl, kad tikrai daug žinotų. Trečias kriterijus, jūs turite tiksliai žinot, kas jie atlieka ir tiksliai kaip vadinasi. Nes, pavyzdžiui, Titanikas nėra dainos pavadinimas. Jeigu ką. Jo, taip. Ir dabar va taip, labai svarbu, pasimkit markerį savo, pasimkit va taip lapą, kad nieks nematytų, nubraukit liniją, viršui parašykit, jo, kad nieks nematytų, Inga ir Justinai, va taip, va. Ir jūs, Mariau, irgi va taip. Nubrauksit liniją, viršui parašykit, kas jie atlieka, apačioj, kaip vadinasi, didelėm spausdintiniam raidėm, nes paskui rodysim visiems, kol kas niekam nerodom. Užsidenkit ir parašykit tokią dainą. Okay? Aš per tą laiką parodysiu Pompikę, vainai va tai va atrodo. Okay? Ir... Okay. Pompikė, tau dainuoja visi. Gerai, kai parašysit, laikykit pas save, va taip, kad nieks nematytų. Okay? Kai aš sakau Pompikė, jūs sakot Pompikė. Pompikė, Pompikė. Gerai, turit. Marijau, jūs dar rašot, ar ne? Viskas tvarkoja, mes dar luktelsim. Okay.
Gerai, to dar kelias sekundės, viskas, laikykit prie savęs. Jeigu galite, perduokit visus lapus Justinui ir paprašysiu Justinai, taip išmaišykit, kad nežinotumėt, kur kieno yra, net kad savo pamestumėt. Man, Okay? aš negaliu čia... Viskas, aš nežiūrėsiu, okay? Jo, va taip, tiesiog va taip, kad nieks nematytų ir pramaišom, okay? Aš čia pasidėsiu, pompykės, kad neapdingtų. Ir Justinai dabar paprašysiu labai atsargiai, duokit man jos va taip, va. Ir dabar triukas bus toksai. Pompykė pabandys atspėti, kuris kurią dainą parašyt. Ir sutarkim taip, jeigu atspės visas tris, šausim tą nealkoholinio šampano butelį ir eisim švęsti. Jeigu nepataikys, su taksu galės grįžti pompykė, okei? Tai pabandom iš karto, pavyzdžiui, tai iš karto pačią pirmą, parodysiu visiems ir jinai yra... Taip, dabar neįsiduokit, nežinau, parašyta, neįsiduokit, kas rašėt, gerai, juoda orchidėja, taip, nežinau, juoda orchidėja, va tokia daina, okei, tai pompykė dabar greit nuskanuoja, visus, pažiūrėkit į akį, gerai, taip, pasidėsim, taip, ir dabar kieno čia gali būti daina, pompykė jau žino, ir mes padarysim viską su šita dėžute specialia, pompykė užlips ant viršaus, čia pompykė, ne, aš beje paruošė specialias kortas, jūs negalite arčiau, kad pamatytumėt, čia yra Justinas, čia yra Inga, Marijau, čia esate jūs. Ir dabar, Inga, jums reikės po vieną dėti lėtai į vidų, štai tai, gerai, ir dėkit vieną, antrą, trečią, ir pompykė jaučiu paskui žinos, kieno tai buvo daina, gerai? Ja? Pompykė nušoko, bet jinai nušoko, aš tikiuosi, laiku. Ką tai reiškia laiku? Jinai čia nušoko, liko tik tai viena, tai yra šita. Marijau, klausimas toksai. Ar šita daina yra jūsų sugalvota? Taip. Nice, pompykė. Okay. Važiuojam toliau. Pažiūrim antrą. Taip, čia yra AC/DC Highway to Hell. Lygiai taip pat. Žiūrim čia į akį. Ja, čia akis, nei mano. Čia nice, okei. Dabar pompykė, kieno čia yra daina. Jinai beje turi dar vieną talentą, tai yra rašyti. Aš padėsiu va tokį daiktą, padėsiu šitą ir aš turiu kažkur tai lapelių. Ir markerį. Puikiai. Padėsim štai taip. Šitie lapeliai. Padėsim vieną čia. Uždengsim. Pompykė rašo tik tada, kai jinai yra tamsoj pasiruošę. Pompykė, davai, rašyk, jau mes nematom tavęs. Žiūrėkit. Ok, pažiūrim, labai atsargiai, pažiūrim. Žiūrėkit, parašė JJ, man atrodo, ar ne? Justinai, AC/DC Highway to Hell. A jūsų gabaliukas yra? Tai yra mano gabaliukas. Pompykė dar kartelį. Okay. Gerai, liko trečias. Žiūrėkit, man atrodo viskas, pompykė laimėjo, nes čia reiškia Inga liko jūsų, ar ne? Padarom su jūsų truputėlį kitaip. Mes net nežiūrėkim, kas šiandien yra. Tiesiog, Inga, paprašysiu ištieskit savo ranką štai taip, bet kurią, dešinę, pavyzdžiui, ar ne? Ir mintise tą dainą niuniuokit, bet tik mintise, kad neišsprūstų. Čia labai svarbu, gerai? Galit nuo priedanio, ne? Pompykė truputėlį turi nuskanuoti kai ką. Gerai? Pompykės dar vienas iš talentų yra dainuoti. Pasiruošę? Čia mes mikrofą turim. Pompykė, tavo laikas. Ar galim pažiūrėti, kas čia per daina? Džordana Butkutė, nemylėjau tavęs. Ar čia šitas gabalas yra? Pompykė dar kartelį. Taip, tai mano. Okay. Žiūrėkit. Man atrodo, pompykė puikiai atspėjo visas tris dainas. Tai viskas, pompykė, tai šaukštą nealkoholinio šampano butelį ir einam švęst magijos, einam švęst talentų. Pompykė. Bet žiūrėkit, aš kaip vadybininkas vis tiek turiu pasakyti, nu aš negaliu praleisti progos. Jeigu kažkam patiko pompykės pasirodymas, turėkite omeny, kad visada galite balsuoti už ją numeriu 05. Turėkite omeny, kad jinai žiauriai stengiasi, jinai bandė parodyti visus savo talentus, kokius tik tai moka, jinai rodė savo pasitikėjimą savimi, jinai rodė, kad moka dainuoti, vienintelė bėda, jinai nemoka, vieno dalyko, tai yra šokti. Tai šok tada turi kažkas kitas, pavyzdžiui, vadybininkas.